pačioje mūsų atgimusios valstybės aušroje įvyko irgi toksai įdomus įvykis. Buvo perimti Vilniuje veikusių KGBistų šifravimo aparatai. Kaip tai pavyko padaryti neskausmingai? Na, nesakyčiau, kad neskausmingai, nes Maskva tai labai pergyveno, čia jie patyrė tokių didelių nuostolių ir turėjo visą sistemą kurti iš naujo. Na, reikalas labai paprastas. Prieš pat Sąjūdžio visus laikus jie sukūrė naują šifravimo sistemą, naujus aparatus ir į kiekvieną sąjunginę respubliką atsiuntė po 2 tokius aparatus, kad jau pereitų prie naujos šifravimo sistemos. Ir taip atsitiko, kad iš kitų, iš Latvijos, Estijos, jie sugebėjo laiku juos išsivežti ir jom atidavė Latvijai ir Estai ir kiti, o Lietuvoje jie nespėjo išsivežti, jie liko Lietuvoje. Mes kai viską užpliombavom, juos padėjom, reiškia, atvyko 4 generolai KGB į derybas tų aparatų atsiimti, sakydami, kad tai jų valstybės paslaptis, kad čia mums visiškai nereikalinga. Na gerai, tai su vyriausybės irgi žmonėm pasitarėm, ką daryti. Ir pradžioj dar į tą pastatą, reiškia, į vyriausybinių ryšių pastatą dar jis priklausė į KGB jurisdikcijai tiesioginiai, nes visi kodai durų, viskas buvo jų. Ir jie kaip ir mus įleisdavo, nes tas vyriausybinių ryšių vadovas buvo pakankamai padorus žmogus, mes su juo normaliai bendraudavo. Ir vyriausybė priėjo prie tokios išvados, kad ir taip pasitarę radom planą, kaip mes galim šitą operaciją atlikti. Atvyko tie generolai ir vyriausybė davė mėnesį jiem įrodyti, kad tai tikrai yra jų valstybės paslaptis. Jeigu jūs įrodot, kad tai Rusijos valstybės paslaptis, mums jos nereikia, mes jums atiduodam. Bet tas buvo gudriai sugalvota, nes tuo metu Rusija neturėjo įstatymo, kas yra valstybės paslaptis ir žinojom iš anksto jau, kad jiem to įrodyti nepavyks. Užtat tą mėnesį mes išnaudojom iš jų išgaudami kiek įmanoma daugiau informacijos, o jie buvo pakankamai plepus ir plepėjo, kas tai per aparatai, ką jie gali, ko negali, kaip jiems svarbus. Gal tai nebuvo didelių paslapčių, bet tiesiog jie labai daug prisigyrė ir eikvojo laiką ne įrodymui, kad tai yra paslaptis, o tiesiog plepėjimui. Ir praėjus tą mėnesį mes vakare pasikvietėm taip vadinamą 4. būrį iš apsaugos skyriaus, išvarėm visus darbuotojus lauk, palikom tik operatorių prie pulto, nes reikia komutuoti vyriausybinius telefonus, visur pastatėm savo apsaugą, pasikeitėm visus kodus. Ir kitą dieną jau jie atėjus, suveda kodus, niekas neveikia, tai tada paprašiau pasistraukti ir užsisukti, kad nežiūrėtų, suvedėm kodus, eina, žiūri mūsų žmonės, buvo labai nustebę, bet tai čia tokia techninė istorija, o praktinė iš to istorija, kadangi jau tada mes turėjom pakankamai patikimus santykius su centrinė žvalgyba Jungtinių valstijų, jų žmonės čia irgi jau buvo, nes jiems buvo labai įdomu, kas tai per daiktas. Ir sudarėm sutartį, kad jie sugebėjo ne tik tai pačiupinėti, bet fiziškai pačiupinėti tuos aparatus, nors jie buvo užrakinti po mūsų ir KGB tarnybos antspaudais, reiškia, kaip ir niekas prie jų negalėjo prieiti, kol vyksta tas kalbėjimas. Tai praktiškai tie aparatai taip ir liko, galėjo po to jau juos vežtis, nes amerikiečiai jau viską apie juos žinojo ir praktiškai po to rusam reikėjo keisti visą savo kodavimo sistemą. Tai toks dalykas, o Lietuva iš to gavo iš Jungtinių Amerikos valstijų 2 dalykus. Pirmas dalykas buvo atsiųstas, bijau dabar pasakyti, ar vienas ar keli lėktuvai pilni pritraukti įrangos mūsų specialiosiom tarnybom ir kompiuteriais, nes tuo metu kompiuteriai dar buvo labai didelė naujiena ir labai brangus dalykas. Antras dalykas, dar galiojo taip vadinamas ginklų nepardavimo Lietuvai draudimas pasaulinis. Tai šitas draudimas, nors dar nebuvo panaikintas, bet buvo sutikta ir mūsų specialiosios tarnybos galėjo nusipirkti policinių ginklų, tos UZI automatus apsaugos skyrius tada gavo nusipirkti. Tai štai vienos operacijos praktinė nauda Lietuvos valstybei. Sužlugdėm savo priešų kodavimo sistemą, jie daug turėjo gaišti ir jau
kaip sakoma, buvo toj srity mažiau pavojingi kurį laiką. Ir šnipinėjimo visokiais dalykais. Ir antras dalykas, Lietuva iš to uždirbo ir politinio pasitikėjimo, ir praktinės naudos, aprūpinant mūsų tarnybas tiek specialiąją įrangą, tiek ir ginklais.